Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti tulpių puokštę. Taigi pradame piešti nuo kaspinėlio. Nusipieškime kaspinėlio vidurį. Tuomet piešiame vieną kaspinėlio dalį iš kairės pusės, kitą iš dešinės. Sujungiame kontūrus. Tuomet piešiame mūsų tulpių puokštės įpakavimą. Pradedame nuo kairės pusės, tuomet nuo dešinės, gražiai sujungiame kontūrus, piešime įpakavimo apačią, tuomet pradedame piešti mūsų tulpes. Nusipiešiame pirmąją tulpės galvą. Gražiai jungiame kontūrus, tuomet piešiame antrąją, ją piešiame iš kairės pusės, šiek tiek link apačios. Piešiame trečiąją, šį kartą iš dešinės pusės. Ketvirtoji mūsų tulpė, taipogi iš dešinės pusės. Galite pasirinkti, kokį skaičių tulpių jūs piešite. Mes šiandien piešime 7. Dabar mūsų 5. tulpė. Vėlgi iš dešinės pusės. Šiek tiek pasvirus. 6. iš kairės. Ir paskutinioji, šiek tiek žemiau, ties viduriu, mūsų 7. tulpė. Piešiame įpakavimo dalį, ją piešiame iš dešinės pusės, tuomet kiekvienai tulpiai nupieškime po kotelį. Ir padailinkime lapeliais. Ir šį piešinį nuspalviname savo pasirinktomis spalvomis.